Nu ir ką čia darai? Apžiūrinėjau. Naujiena pas mus grįžo naujas modelis. Audės Petcross 650. Tai kas pas jį atsinaujino, tai priekinės lempos, priekinės grotelės, priekinės bamperis, apatinė apdaila, gilesnio rašto padangos, nu ir nauja pilka graži spalva. Girdžiu, kad susidomėję maišo komplektacijas Audės 650 modelių, tai norėčiau truputį plačiau apie jas, kas įeina į standartinio Audės modelio komplektaciją. Tai įeina priekinis bamperis, gervės, rankų apsaugos, lengvo lydinio ratlankiai, sparnų platinimai, galinis bamperis ir visi Audės keturračiai turi vairo stiprintuvą su 3 nustatymais. Visų standartinės komplektacijos Audės 650 modelių galimos spalvos yra žalia, raudona, kamufliažinė ir silver grey. Tai yra pilka metalikos spalva. Ir jų kaina yra 8690 eurų su PVM. Turim paprastesnės komplektacijos, bet jisai yra tik juodos spalvos. Tai kuo jisai iš esmės skiriasi? Skiriasi, kad neturi priekinio apsauginio bamperio, neturi sparnų platinimų, fenderių ir neturi galinio apsauginio bamperio. Šio Black modelio kaina yra 7990 eurų. Kaip iš esmės skiriasi šie 650 modeliai, labai puikiai matosi šiame kadre. Noriu truputį plačiau supažindinti su šiuo modeliu, kokia jo yra visa pilna komplektacija. Tai yra, kas atnaujinta, tai priekinės visa dalis, jam priklauso bamperis, gervės lūpos aliuminis, bamperis su apsauga, grubesnės padangos, bet ratlankiai yra skardiniai. Ir šitas modelis neturi galinio bamperio. Tai va, tai jis yra be bamperio ir neturi rankų apsaugų. Tai noriu paraginti ir pakviesti visus užsukti pas mus, pasimatuoti naujus modelius, senesnius, ankstesnius ir moto visureigius į Mototop moto centrą, esantį Mokyklos gatvėje 3A, Mokolų kaime, Marijampolės savivaldybėje.